Kada vyras tave žemina, o niekas nemato. Kaip, nuo ko ir kodėl tu gesti. Pažeminimas gali nesukelti kraujo, bet jis palieka tokias gilias, nematomas žaizdas. Tai lėtas savęs žudymas žvilgsniu, tonu ar replika, o dažniausiai jie tą padaro net prie kitų. Gal ne kartą girdėtos frazės, neklausyk jos, ji visada taip kalba, nesąmonės. Moteriške, tu net nesuvoki, apie ką šneki, geriau patylėk, kol protingesnis kalba. Ji net sumuštynė be manęs nepasidarytų. Tu viską gadini, net kai tyli. Ir po tokių žodžių jis juokiasi. O tu gniauži šypseną iš gėdos. Draugai dažniausiai nutyli arba net prisideda prie to juoko. O tu naktimis svarstai, ar su tavim viskas gerai. Bet žinok, tai tikrai nėra meilė. Ir tai tikrai nėra normalu. Ir tai tikrai nėra tavo kaltė. Pažeminimas išardo moterį po dalelę. Kai tavo žodis tampa juoku, kai tavo buvimas tampa problema, kai tavo idėjos visada kvailos, o jausmai isteriški, kai net tavo kūnas tampa patyčių objektu. Gal nesižiūrėk į veidrodį, tada nereiks tiek nervintis. Gal dar pyrago, nes matau suknelę jau braška. Ir tu imi tikėti, kad esi per jautri, gal per emocinga, o gal jau net kvaila save laikai. Bet tai ne jautrumas. Tai sielos riksmas. Tai kūnas, širdis ir siela tau visada rodo ir nori parodyti, kad esi žeminama. Ir jeigu toliau leisiesi, tai tave sunaikins ir naikina kas sekundę. Koks yra energetinis poveikis, kada pažeminimas suardo energetinį lauką? Žmogus, kurį nuolat žemina, ima spinduliuoti skausmą, gėdą, nevisavertiškumą. Ir jo šviesa po truputį gęsta. Ir tokioje būsenoje moteris tiesiog nebetenka gyvybinės energijos. Tiesiog išsenka emociškai. Jau nebegeba pasirūpinti savimis ar net vaikais. Susirga. Dažniausiai autoimuninėmis ginekologinėmis ligomis. Ir pradeda viskuo ir visame kaltinti save. Ir manyti, kad ji jau nebėra nieko verta daugiau gyvenime. Bet tai yra energetinis smurtas. Ir jis toks realus. Pažeminimai būna įvairūs. Pavyzdžiui, vieši pokštai būtent tavo sąskaita. Juokeliai apie tavo protą, kūną ar net elgesį. Sprendimu nuvertinama prie vaikų. Replikos, kai bandai kartais pasisakyti. Eik, papasakok jiems savo teorijas. Kada tavo emocijas ignoruoja. Vėl hormonai.
atsigauk. Ir svarbiausia, kad kai kurioms moterims tai tampa įpročiu, kasdienybė ir aš jau ją vadinu tylia vergyste. O kokią žalą lieka vaikams, jeigu tuo metu jie yra? Vaikai mato, kaip mama sunyksta ir jie išmoksta, kad moteris neturi balso, kad meilėje galima žeminti, kad gėda yra normalu ir kad švelnumas jau nebevertas apsaugos. Ir jie arba tampa tokiais pačiais, arba ieško jau netgi tokių pačių partnerių. Ką daryti? Neapsimesk, kad tai normalu. Netylėk, kai tavo vertė traiškoma. Ieškok pagalbos, dvasinės, energetinės, emocinės. Pradėk gydytis, nes tavo siela verta būti išklausyta. Ir tai žinutė kiekvienai moteriai. Tu nesi per jautri, tu nesi kvaila ir tu nesi problema. Tu esi šviesa. Ir niekas neturi teisės jos gesinti, net tas, kuris sakosi tave mylintis. Žeminimas tai yra smurtas, o iš smurto visada galima išeiti ir išsigydyti ir pradėti gyventi iš naujo. Viskas tavo rankose, viskas prasideda nuo tavęs. Jeigu save tame atpažinai ir iki šiol tylėjai tame gyvenai, tu nesi viena. Esu šalia. Viskas, ko reikia, tik parašyti ir pradėti. Pradėti. Rasti visų pirma tam laiko.